Gairės. Kas pamena, kas yra gairė ir kam naudojamos gairės? Nepamenat? Gairė angliškai yra milestonas. Nu, mes dažnai sakom milestone'ai, bet lietuviškai yra gairė, tai yra kada turėtų prasidėti kažkokia stambi grupė darbų ir kada jinai turėtų baigtis. Arba mes apskritai galime į projektą įrašyti esminius įvykius. Tai yra įvykis, kuris neturi trukmės, bet mes pasižymėm kaip esminį įvykį, kurį mes turime, sakysime, sekti. Kaip yra sukuriama gairė? Dažniausiai gairę mes sukuriame įrašydami užduotį, aš padarysiu, kad būtų auto. Įrašom, pavyzdžiui, kažkokią tai, aš parašysiu tiesiog gairę. Ir jeigu va šitą darbą aš noriu paversti gairę, tai aš tiesiog turiu įrašyti nulinę trukmę. Kai nulinė trukmė, matot, jisai pavirsta į rombą ir projektas jau supranta, kad čia yra ne darbas, o yra gairė, reiškia milestone'as. Dabar, kam tie milestone'ai, koks yra praktinis pritaikymas? Praktinis pritaikymas būtų toksai. Jeigu mes turime keletą darbų paketą, aš gal taip ir parašysiu. Darbų paketas, darbas 1, darbas 2, darbas 3, užteks. Turim tokį paketą. Darbų paketą. Tam, kad paskiau mums sektųsi paprastai surišti ryšiais, yra naudinga įsidėti dvi gairės. Viena gairė bus darbų paketo pradžia, arba aš tiesiog parašysiu pradžia darbų ir padarau, kad tai būtų nulinė trukmė. Ir darbų pabaiga. Truputį užbėgsiu į priekį, kam to reikia. To reikia tam, kad kai mes dėsime ryšius, yra toks ryšio tipas finish to start, pats paprasčiausias. Ir jis labai gražiai dedasi nuo darbų pradžios iki darbų pabaigos. Tam, kad paskiau mes galėtume tokius paketus, bet jeigu mes turėsime keletą tokių paketų, jeigu aš turėsiu, ir norėsiu surišti vieną su kitu, tai pats paprasčiausias būdas yra rišti ne darbus, o pabaigą su pradžia. O tiesiog. Arba, sakysime, kitas būtų dalykas, kad būtent pasibaigus šitam darbui pradėti jau šitą paketą. Pavyzdžiui, gali būti toksai. Tai yra žymiai paprastesnis būdas. Ir mes turim labai aiškius taškus, kada prasideda, kada baigės. Nes gali būti tokia situacija, kad nelygiagrečiai, o nuosekliai yra. Sakysim, gali būti tokia situacija, kad gali būti šitokia situacija. Ir kadangi, kad būtų iš to pačio taško pradžia čia ir iš to pačio taško pradžia į antrą darbą. Nes priešingai atveju, jeigu nebus šito, mes neturėsime taško, iš kurio viskas prasideda. Tiesiog bus du darbai, kurie bus pakibę. Tiesiog neturės aiškios pradžios.